Nu, gali biškai atsargiai arčiau prieiti, bet neišgazdink jo. Nu, čyz, abiem aš filmuoju jūs. Nu, kas tai toks yra? Jis yra vadinasi pelikanas. Pelikanas! Nu, bet jam biškai kojytė, man atrodo, tai nesužeista. Va sparnelis, va matai, ir nosytė, kažkas buvo susimušę, matys su kažkuo. Va, už tai jis čia guli, netraudykim jam tada. Ja, kojytė jo. O čia žiūrėk, kas čia tokie guli. Apažįstas, kas... Vilkai du guli, o ten kiti būdose. O matai, kokie vilkai. O tai matai, mūsų tongas didesnis, ar mažesnis? Didesnis. Vilkas kažkuris matys, man atrodo, būdoj. Sustaugė. Nu, žiūrėk, vilkas pakėlė galvą, žiūri tave, žiūrėk, Anabela. O žiūrėk, Diego, matai? O, matai? Nu, pasižiūrėjai, kas čia tokie atėjo. Nu, gerai tada, Anabela. Nu, matyt, gal buvau susipykęs su anoj pusėje. Matai, kur stovi tas anas ten, anoj prūdo. O čia juodosios gulbės plaukia. Matai, gulbiukai plaukia, jauni dar. Ar gal juodosios tokios, o tas... Nu, eisim dabar prie kitų. Lamytė čia, jo. Visai prie pat gali matai, nekiš rankytės, va, tai gali žiūrėti iš arti. Jos ir nepiktos. Tik nosytės nekiš, kad jau neįsgazdytų. Nekiš artim. Nu gerai, ateina kita. O, žiūrėk, kaip plaukia, kaip sparnus pakėlės. Žiūrėjai, kaip gražiai. Va, galva įkiša, va, matai. Va, pafilmuokim iš arčiau dar jį. Va, koks gražuolis. Bet čia mažai. Kauno zoologijos sode jų daugiau. Ką ten, Dieguti, matai? Lapiukai kažkokie, man atrodo. Nu, matai, kokie mažutėliai. Tik pirščiukų nekiškit, gerai.